Peilis negali pjauti rankos, kuri jį valdo. Taip apibūdinčiau vyriausybės valdžios pačią svarbiausią dalį. Ir taip pat prieičiau prie to, kad žmonės mano, kad revoliucija be smurto yra įmanoma. Ir ką turiu apie tai omenyje? Revoliucija yra labai dažnai iš karto asocijuojama su smurtu, mirtim, krauju. Dažniausiai taip ir yra. Nes iki revoliucijos nieks nenueina, jeigu jų nieks nežaloja. Jeigu tau būtų viskas dabar šią dieną gerai, ar tu eitum kažkur prie Seimo, dar kur nors, darytum protestą, jeigu to viskas tinka, tai gerai, gali sėdėti savo. O jeigu yra problemų, kurios nėra sprendžiamos, problemos, kurios tik auga, tada eini į protestą, rašai peticijas. Ir nuo to laiko, kai tu parašei, kai tu išsakei savo skausmą, kad tave kažkaip kažkas engia, bet kokiu būdu, sistemingai, ir niekas to nekeičia, čia yra smurtas. Tai gali būti ekonominis smurtas, kultūrinis smurtas, emocinis, psichologinis. Nes tai yra paprasčiausia smurto forma, kuri valdžia gali ant tavęs panaudoti. Bet valdžia tokio smurto nekriminalizuoja, nes tai neleistų valdžiai tavęs valdyti. Bet kai tau nepatinka, kad tavo žemę atima, tavo atlyginimą atima, į tavo šalį įsileido ne tik migrantų, bet migrantų, kurių nieks nekontroliuoja, kurios techniškai kuriems tu skiri išmoką iš savo pinigų ir tavo gyvenimo kokybė tik tai mažėja, tai yra smurtas. Ir jeigu tu paprašai, išsakai vieną kartą, kitą kartą, su visa minia, su 10 000 žmonių prie Seimo ir nėra reakcijos, jie tave engia, ignoruoja ir sako, mes taip toliau darysim. Tu nieko negali padaryti. Jie patys užkirto kelią pokyčiams, kurie yra reikalingi, ir pradėjo smurto ciklą. Kodėl tavęs klausytų bet kas, jeigu tu neturi jėgos? Kodėl? Žmonija vis laik atsiremia į šitą galutinį tašką, žemiausią tašką. Kodėl milijonieriui rūpėtų kažkoks bomžas? Neduosis nei euro, nei skatiko, nei tas milijonierius mokės daugiau mokesčių, kad tam bomžui būtų geriau. Nes bomžas neturi jokios galios virš milijonieriaus. Galima sakyti, kad turėtų turėti emocinę galią virš jo. Kad neįgaliųjų žmonių skausmus paveiktų emociškai ir morališkai milijonierių ir jis kažkaip bandytų pagelbėti situaciją. Bet mes jau ilgai žinom, kad galia daro savo ir jeigu tu esi už kažką galingesnis,
tau nereikia su jais dėrėtis, taikstytis. Tu turi galios jos nutildyt, jų neklausyt. Ir vienintelis būdas, kaip iš to išeit, yra lygiai toks pats smurtas. Taikiausias smurtas, kuris veikia tokiu atveju, yra streikas. Prancūzija, Italija netgi daug geriau tai žino negu Lietuva. Jie geriau moka susivienyti ir sakyk, žinai ką, man nepatinka mano atlyginimas. Ir ne aš vienas kažkoks ypatingas, bet daug autobusų vairuotojų su manim sutinka ir mes nevairuosim. Tai yra ekonominis smurtas prieš žmonės, kurie kontroliuoja tuos autobusus. Tai jau yra smurtas. Kraujo kaip ir nėra pralieta, bet smurtas yra. Ir jeigu jie tave pakeis su kažkuo kitu, jie toliau prieš tave smurtaus. Ir taip gali bandyti daryti daug žingsnių, bet galų gale tai baigs tuo, kad kažkas miršta. Galbūt tai milijonierius, bilionierius, kuris nemoka savo mokesčių. Galbūt tai tūkstančiai žmonių, kuriem reikėjo tų mokesčių, kad ekonomika būtų pakankamai stabili ir įperkama, kad jie joje išgyventų. Su šio video noriu priminti žmonėms, kad revoliucijos vyksta tada, kada galingieji nesitaiksto su silpnesniais. Ir kaip taisyklė, valdančiųjų visą laiką yra mažiau negu tų, kurie yra valdomi. Yra daugiau rankų, kurie pasiims savigynos ginklą į rankas, kad apgintų savo gyvybę. Ir tai normalu. Kitaip negali būti. Nes mes esame žmonės ir mūsų jėga sugadina. Net yra klausimas dabar, kodėl mes duodam žmonėms jėgą, jeigu matom, kad kiekvienas žmogus yra visgi žmogus ir jį galia pakeis. Kodėl mes kartojam šią klaidą? Mes norim galios, taip. Atrodo, kad mes netgi turėtume sau leist turėti galios, kai mes išmanom daugiau už kitus. Todėl mes turim profesorius, mokytojus. Policininkai išmano įstatymus geriau už įprastus žmonės, todėl jiems duodama pareiga įstatymus palaikyti. Daktarai žino, kaip gelbėti gyvybės. Tai jiems yra pavedama tas gyvybės ir gelbėti. Bet. Kai viskas priklauso nuo tavęs, tu gali imti ir sakyti, kad tavo tiesa yra tikroji tiesa. Ir savo pareigybių nevykdyti taip, kaip reikėtų daugumai, bet taip, kaip tu nori, kaip tau patogiau. Ir čia nepradėsiu kalbėti apie vyriausybinės organizacijas, kurios tiesiog yra tuščias darbas. Pagrinde kalbama apie taip, užimtumo tarnybą, nemažą dalį policininkų. Ir netgi man gaila žmonių, iš kurių vieni yra mano draugai, kurie dirba reanimacijoje, kurių darbas yra paverčiamas niekiniu. Kaip?
taip, kad mes leidžiam alkoholikam švaistyti mūsų mokesčius. Ateinam alkoholikas prisigėręs, galbūt net nepaeina, galbūt nualpęs, ir juo mes turim rūpintis pagal savo įstatymą. Jį pagydo, padursto, patikrina viską, išleidžia, po savaitės 2 vėl grįžta. Ir tokia yra reali situacija. Kad ten dauguma žmonių reanimacijoje nėra tie žmonės, kuriems ir turi būti skirta tokia pagalba. Bet mes neleidžiam alkoholikų gydyti prievartą. Nors pagalvojus, jie per tokią prievartą ima mūsų pinigus ir jūs naudoja savo labui. Ir katina visuomenės visą kultūrą, katina pasitikėjimą visuomenę, vyriausybės teisingumu. Nes jeigu žmogus nori nušokti nuo tilto, mes iškviesim policiją, dar ką nors, ir taip jį suims ir bandys įgydyti. Tokia greita mirtis atrodo nėra priimtina, bet lėta mirtis nuo alkoholizmo per 2, 3, 5 metus, viskas su juo gerai pasirodo, bent pagal Lietuvos Respublikos įstatymo palaikymą. Nes čia yra Lietuva ir čia pasigert viešai yra ant lapo nelegalu, bet praktiškai tai yra kasdienybė. Ir galbūt reikia dar vienos revoliucijos ties tuo, nes vyriausybė žino problemą. Taip, ilgai žino. Ir asmeniškai skambinau daug kartų. Ir rezultato nei yra, nei nebus. Kodėl? Nes aš neturiu galios juos priversti daryti savo darbą. Neturiu. Nebent žmonėms, kuriems tai yra nepriimtina, kurie supranta, kad jiems kenkia, sueitų kartu ir arba daryti streiką, arba revoliuciją.